ką, sveiki turistai. Tai hamaką pagaliau pasikabinau. Dabar galim kabinti šiltąją hamako dalį. Bando miegmaišį sulysti. Miegmaišį specialus drėgmės storus labiau. Šiaip tai labai jaukiai. Nu, jeigu biškį šarčiau, tai tas sluoksnis tikrai yra čia jaukiai. Tada pats hamakas ir dar miegmaišis viduj. Miegmaišis, kaip minėjau, toks biškį traškantis, kad atsparesnis būtų drėgmei lauke. Ir tenta viršui pasaka. Saulė leidžiasi. Tai pernakvot čia yra svajonė.